Neseniai kalbėjau su bičiuliu, kuris mano galva per daug Delfio skaito ir visas naujienas stebi. Jis man sako, Artūrai, dabar pasaulyje vyksta toks chaosas. Trumpo tarifai, neramumai, ten visokie akcijų rinka šokinėja kaip išprotėjus. Na, realiai bijau kažkur tos pinigus dėti, nes viskas taip neprognozuojama. Bet suprantu, kad investuoti vis tiek reikia. Tai ką man daryti? Aš jo klausiu, na gerai, o kas tau yra svarbu? Na, jis sako, man svarbiausia, kad nereikėtų stresuoti dėl to, kad atsidarau savo investicijas ir matau, kad vietoj 10 000 8 beliko. Nu, tipo, aš suprantu, kad investuoti ilgą laiką ir ten tie 10-20 pavirs ir taip toliau, bet vis tiek. Ten kokius metelius, sako, ar du, aš norėčiau būti chill ir kad galėčiau taip ramiai savo pinigus paplanuoti. Tai sveiki visi, su jumis kanalas Finansiškai raštingi ir šiandien mes pasikalbėsim apie tą, kaip sako mano bičiulis, chill vietą, kur galima įdarbinti pinigus, turėti galimybę planuoti ir perlaukti tą turbulenciją, kuri dabar vyksta pasaulinėje rinkoje. Parodysiu, kur aš pats pradėjau investuoti, kaip man sekasi ir kaip galima gauti net iki 25% grąžos per metus. O jūs paspauskit like ir subscribe mygtukus, nes tai padeda mūsų kanalui augti. Tas like paspaudimas yra jūsų indėlis į finansinio raštingumo didinimo Lietuvoje. Ačiū, kad prie to prisidedat. Ok, kokias turto klases mes žinom? Akcijos, obligacijos, nekilnojamos turtas, žaliavos, fondai, kriptovaliutos, nu ir dar kitos. O viena iš jauniausių yra tarpusavio skolinimosi platformos. Kai žmonės skolina kitiems žmonėms, P2P vadinasi, arba kai skolina verslams, P2B. Scramble, apie kurią mes šiandien kalbėsime, yra sparčiai auganti tarpusavio skolinimosi platforma. Ir kaip pamatysit vėliau, jie tikrai daro kažką gero, nes jų populiarumas tarp lietuvių auga kiekvieną mėnesį. Pagrindinė investavimo idėja yra investuoti į skirtingas nedidelės kompanijas. O apie tai, kokius konkrečiai verslus ir kokių būtent principų veikia Scramble, jūs galite pamatyti šiame video. Ten aš investavau 100 eurų į B grupės paskolą su 18% metinė grąža. O šiandien papildysiu portfelį dar 200 eurų, bet jau į A grupės paskolas, kur grąža siekia virš 12%. Gerai, nueiname į scrambleup.com ir pasižiūrėjau. Matom, kad viskas yra angliškai. Tai praeitam video aš rodžiau, kaip pasidaryti lietuvių, tai dabar primenu. Parsisiunčiat į Chrome extensioną Google Translate, tada spaudžiat dešinį mygtuką, translate lietuvių ir viskas bus išversta į lietuvių kalbą. Ok, žiūrim, ką turim. Aš turim suinvestuotą 100 eurų ir dar 200 eurų mes šiandien planuojam suinvestuoti. Tai gerai, tai mes iš karto ir suinvestuokim tuos 200 eurų. Einame į investavimą. Matot, galite gauti premiją už kiekvieną 400 eurų. Jūs galite gauti papildomai po 8 eurus. Tai reiškia, už 400 eurų 8 eurus, už 816 eurų ir taip toliau. Tai reiškia, nuo 100 eurų gaunasi 2 eurai bonusas. Tas bonusas yra super, nes gaunasi iš karto 2% grąžos jūs gaunat iš karto tą pačią minutę, kai pasidarot investavimą. Praėjo viena diena, aš šiandien filmuoju, tai yra birželio 2 diena. Vakar tik tai prasidėjo raundas, vyksta principas toks. Nuo 1 iki 16 dienos vyksta raundas, kai jis baigėsi, investuoti toliau nebegalima. Ir tiek, kiek jau suinvestuota, tiek suinvestuota. Ir toliau nebegalės prisijungti, nes reikės laukti tada kito mėnesio. Jau dabar žiūrim, per vieną dieną suinvestuota yra 176 000, kaip ir visai neblogai. Lietuviai trečioje vietoje, bendrai mes dar pasižiūrėsim, kaip apskritai lietuviai sekasi lietuviams investuoti. Na ir čia yra skirtingi prekių ženklai, kuriuos galite pasižiūrėti, pasiskaičiuoti, pasianalizuoti. Ir tai yra tiesiog pati platforma, jie atrenka prekės ženklus, kurie yra patikimi, kurie yra turintys tam tikrą savo istoriją. Čia praktiškai nėra visiškai naujų verslų, tai yra verslai turintys 10-5 metų istoriją, kurie jau turi tam tikrus rezultatus. Va, čia nuo 22 metų, va, nuo 2010 metų verslai. Tai reiškia, jau tie verslai turi tam tikrą savo brando vardą, istoriją, jiems reikia tiesiog apivartinių lėšų ar plėtrai, ar dar kažkuriam dalykam. Ir taip mes galim, kaip žmonės, paprastai jiem paskolinti šitos pinigus. Ok, pradedam investavimo procesą. Taigi, prisijungiame prie raundo, standartinis pasiskirstimas, tęsti kitą žingsnį. Važiuojam toliau, turimi pinigai 200 eurų ir 18 centų. Važiuojam čia. Ir mes tą sumą visą ir įrašom. Skirta investicijom, va, 200 eurų visus pinigus įdedam. Važiuojam toliau, tęsti kitą žingsnį. Strategija, va, turo rezultatai bus paskirti 17 dieną. Tai reiškia, kad dabar pinigai suinvestuojama, kai raundas uždaromas, tada jie jau yra paskirstomi ir paskui parodysiu, kaip tai atrodo. Tai priskirta A grupė, priskirta B0. Susipažinau, sutinku, išsaugoti nustatymus.
Čia viskas labai paprasta. Tiesiog spaudi mygtukus ir tavo pinigai yra investuojami. Viskas. Pinigai investuoti. Davai, jūsų investavimo nustatymą išsaugoti. Viskas. Savo investavimo nustatymus galite keisti iki birželio 6 dienos. Tai reiškia, aš galiu dar papildyti, ar atšaukti, ar pridėti. Ir birželio 17 gausiu rezultatą. Taip pat galima, kaip minėjau, gauti premiją, jeigu investuojam 400 eurų. Mano planas dabar buvo investuoti 200 eurų, o iš viso yra 300 eurų. Ir taip pat galim gauti padidėjusias premiją, jeigu mes investuojam reguliariai po 100 eurų kiekvieną mėnesį, nes priešingų atveju yra 0,75. Tai reguliarumas investavime yra svarbus dalykas ir už tai galima gauti ir bonusus papildomus. Tai va, tai bendrai jau 176 000 eurų žmonės investavo, matot, online režimu. Atsinaujina ir vis didėja šita suma. Ir mano planuojama grąža yra 13%. Ir va čia po dešinę sudėliota mano mėnesiniai grąžimai, kiek aš kiekvieną mėnesį man pinigų grąžins į sąskaitą. Ir tuos pinigus jau galima reinvestuoti, kas yra visai super smagu, nes tai ir gaunasi kaip pasyvios pajamos, kai tau kiekvieną mėnesį reguliariai grįžta pinigai atgal į sąskaitą. Na ir jeigu tu mokai elgtis teisingai su pinigais, tai tu tiesiog juos reinvestuoji, kad pinigai uždirbtų pinigus, negali pinigai ilsėti, sėdėti ir nieko neveikti. Na, o dabar grįžtam prie tos temos, kur aš sakiau apie tai, kad lietuviai labai aktyviai investuoja. Paimkime, pavyzdžiui, rezultatus už gegužės mėnesio rezultatai, pasižiūrėkim, ką mes turim. Pirmoje vietoje Portugalija, Graikija, Nyderlandai, Lietuva ir tik tai 5 vietoje Vokietija. Tai reiškia, kad principė lietuviai užima pirmą vietą, jeigu mes skaičiuosim, kiek investuoja per vieną gyventoją, nes Lietuva čia yra mažiausia, Nyderlanduose, kiek žinau, apie 17 milijonų gyvena, Graikijai ir Portugalija, tikrai kelis kartus daugiau negu Lietuvoje. Tai lietuviai labai aktyviai dalyvauja ir aktyviai investuoja. Šitas yra fainai, nes kokią problemą išsprendžia Scramble? Pagrindinė problema, kurią išsprendžia, tai dėl vėlavimo. Jeigu mes paimsim dabar raundų istoriją, dažniausiai kas atsitinka, kai žmonės investuoja į P2P platformas, ir aš esu su tuo taip pat susidūręs, labiausiai erzina tai, kad vėluoja tos paskolos, tiesiog tai nusikelia, tai dar kažkas atsitinka ir tai sukelia tokią vidinę sumaištį, nesinori laukti, stresuoja, nervuojasi, galvoja, ar tau tie pinigai sugrįš ar nesugrįš, kokia suma sugrįš, negali planuotis. Jeigu mes pasižiūrėsim į visą istoriją A tipo paskolų, kurios yra užtikrintos su triguba apsauga, tai, tarkim, paimkim 24 metus, 100% laikų grąžinamas. Kovas, balandis, gegužė, birželė, visur 100%. Ir dar kokią dinamiką pasižiūrėkit. Investuotojų pajamos ir kiek šalių ir kiek investuotojų investavo. Didėja, kova jau investavo 900, tada 1000, gegužė 1302, birželės auga tiek investuotojų kiekis, tiek pajamos, tiek lėšos surinktos, na ir svarbiausia, kad laikų grąžinamos paskolos. Va šitas vienas iš svarbiausių dalykų, ką žmonės gali planuoti. Kad tai yra laikų grąžinamos paskolos. Va, vis didėja sumos ir auga. Tai va, tai galit pasižiūrėti, kokie yra prekių ženklai. Labai gerai čia yra pasivaikščioti, pasižiūrėti, pasiskaityti investuotojų užduodamus klausimus įvairius, nes tai yra labai daug to atvirumo, kur žmonės užduoda klausimus, gauna atsakymus, Scramble platformos su jais komunikuoja, bendrauja, kas yra žiauriai svarbu, kai platforma bendrauja su žmonėmis ir aiškina, nes nieko nėra blogiau, kai vėluoja kažkokia tavo paskola ir tu negauni jokio atsakymą. Tai todėl vienas iš didžiausių privalumų tai yra, kad Scramble platformoje vyksta labai aiški komunikacija, gali gauti atsakymus, gali investuoti ir svarbiausia, kad nevėluoja grįžti paskolos. Gerai. Va, kol mes kalbėjom, jau paaugo, jau 1,77. Gerai, kokia jums dabar nauda yra, jeigu nueisit per nuorodą, kurią rasit šio video aprašyme, jūs galėsit atsidaryti paskyrą, įprastai užtruksit tenais apie 10 minučių, ten panašiai kaip ir kitose platformose reikės menukę padaryti, užpildyti anketas, taip toliau, užsiregistruoti, kad būtų viskas legalu, oficialu, gražu. Ir tada investicijos pradžioje gausit 10 eurų bonus. Tai principai jums pirma investicija gali būti nemokama, nes investuoti galima nuo 10 eurų. Tai prasitestuoti, pasibandymui, bet aišku, turėtumėt pradėti greičiau, nes raundas baigsis jau neužilgo. Tai todėl geriau iš karto galite nueiti dabar ir atsidaryti paskyrą ir tada jau pasirinkti, pasižiūrėti, pasivaikščioti, susipažinti platformą ir pradėti darbinti savo pinigus. O mes dabar pasižiūrėkim, kaip galima tiesiog papildyti paskyrą. Tai yra labai paprasta. Jūs kai prisijungiat,
galite nueiti arba bankiniu pavedimu, tiesiog paprastuoju bankiniu pavedimu. Galima per Revolutą, jau nebėra jokių pervedimo mokesčių. Anksčiau per Revolutą buvo imamas mokestis, o dabar jau nebėra. Super. Ir galima per banką, per bet kur. Tiesiog padaryti pavedimą, sumokėti ir viskas. Ir tie pinigai atsiranda jūsų sąskaitoje, kai šiuo atveju, jeigu tiesiog per banko sąskaitą 1-3 dienas, jeigu per Revolutą iš karto. Ne? Tai persivedat pinigus ir galit pradėti investuoti. O dabar dar koks yra privalumas smagus. Scramble suteikia tokią galimybę, kad jūs galite rekomenduoti savo draugams, artimiems, pažįstamiems ir jūsų draugas užsiregistravęs gaus 5 eurus. Na, šiuo atveju, mano atveju, jūs gausite 10 eurų, nes mes turim partnerystę su Scramble, tai todėl yra tokia galimybė. Na, bet kitas smagi dalis yra tai, kad jeigu jūsų draugas investuos, įdarbins pinigus, jūs galėsite gauti net per pirmas 60 dienų nuo jo sumokėtos sumos, gausit 5% savo gražos. Tai irgi yra geras privalumas. Aišku, nereikia dalinti šitą rekomendaciją vien tik dėl to, kad paspaminti, o tiesiog jeigu patys įdarbinat, investuojat, tiesiog norit kažkokios platformos, kur jūsų pinigai grįžtų 100%, bet jau nuo platformos įkūrimo pradžios visos A grupės paskolos grįžo 100%. Tai prašau, dalinkitės gėriu ir gėris pas jūs sugrįž. Ir dar vienas dalykas, aš vasario mėnesį investavau 100 eurų į B grupės paskolas ir vasario mėnesį rodo, kad investuota, dabar grąžinimo grafiką mes pasižiūrim, grąžins 109 eurus. Viskas super, gražu, suplanuota, rugpjūčio 5 pas mane sąskaita pasipildo. Čia yra B grupės paskolose, investuoji ir tavo pinigai grįžta ne kiekvieną mėnesį, o po 6 mėnesių. Tai pagrindinis skirtumas tarp A ir B paskolų, kaip ir minėjau, kad A grupės paskolose mažesnė grąža, bet yra triguba apsauga ir triguba garantija. Tai, kad bendrai kūrėjai duoda savo garantiją, jie savo pinigus padeda tenais, tai reiškia rizikuoja savo pinigais, nėra taip, kad iš lempos. Tada iš B grupės paskolų, jeigu dalis pinigų yra skiriama A grupės paskoloms padengti, jeigu kažkas ten atsitinka. Tai ir kaip rodžiau jau prieš tai, tai per visą istoriją nei vieno A grupės paskolos vėlavimo nebuvo. Nuo 22 metų tai gali patys pasivaikščioti ir pasižiūrėti. O su B grupės paskolom yra didesnė grąža, tiesiog grąža gali būti iki 25% per metus, bet kai mes turim didesnę grąžą, mes turim ir didesnę riziką, todėl visą laiką įsivertinkit. Gali būti ir vėlavimo, šiaip yra mažai vėlavimo, bet gali būti ir vėlavimo, gali būti tie momentai, kurie būna kitose platformose, ne, kad biškai vėluoja ir tada pradeda žmogus stresuoti. Tai norit ramybės A grupės paskolos, norit daugiau rizikos ir daugiau grąžos, tai B grupės paskolos. Tai štai toks variantas per Scramble pasirodė visai tinkamas ir mano bičiuliui, kai investuoji ir tiksliai žinai, ko gali tikėtis. Ir streso mažiau, ir ramybės daugiau. Jeigu ir jums patiko tai, ką šiandien matėt ir norėtumėt diversifikuoti savo portfelį ir išbandyti kažką naujo, tai visas nuorodos yra šio video aprašyme. Ir kaip minėjau, atsidarę paskyrą per mūsų nuorodą gausite 10 eurų bonusą. Paspauskit like mygtuką, jeigu patiko šitas video ir iki kitų susitikimų.